Į eismo įvykį atvykę patruliai visų pirma pribėga prie automobilio ir padeda asmenims sužalotiems automobilyje. Šiuo atveju mūsų patrulis prilaikys nukentėjusiam galvą dėl galimų stuburo traumų, o kitas pareigūnas apsaugos įvykio vietą. Jisai iš karto užstato važiuojamą kelio dalį, kad ugniagesiam būtų, sakykime, saugu dirbti įvykio vietoj. Ir ugniagesiai pirmiausia apsižiūri, kokia yra situacija. Jeigu reikia, kviečiasi papildomas pajėgas. Paprastai vienas automobilis dirba karpimo metu su vienu žmogum. Ir jeigu būtų sudaužyti 2 automobiliai, 3 ir taip toliau, jeigu būtų daug išplautų žmonių, paprastai iš karto išsikviečiam yra papildomas pajėgos. Dabar šiuo metu matome jaunas ką reikia. Ir greitai įvertinę būklę deda tam specialią traukimo priemonę iš automobilio.